Sveiki gerbėmėjai, tęsiam mūsų sviesto kainų reidą. Dabar esam Lidle, jau aplankėm Maximą iki Norfą, galite pasižiūrėti ir pasilyginti kainas. Na, sviestas iš tikrųjų turbūt bus daugam aktualu, kas ruoš kalėdų stalą, keps kažką, darys, įdarinės. Taigi savo lapkričio mėnesio kainų tyrimo apžvalgoj rašėm, kad pasaulinėje biržoje sviesto ir aplamai pieno produktų, tokių kaip sūris, kainos čiuožia žemyn. Taigi iškėlėm klausimą, ar kainos mažės Lietuvos parduotuvėse. Taigi dabar pasižiūrėsime, kokios įvyko korekcijos. Taigi pigiausias sviestas Lidle būdavo visą laiką šitas, tai kaip matom, sumažinta kaina nuo €58 iki €39, paskelbta kaip akcija. Bet jeigu tai yra pigiausias sviestas, tai tiesą sakant, jisai yra prie brangesnių. Matėm pigesnį sviestą ir Maximoje, ir iki, ir, man atrodo, ir Norfoje. Taigi čia gaunasi 180 gramų €39, kilogramo kaina 7,72. Toliau taip, Žemaitijos sviestas, šeimininkės sviesto čia nėra. Čia kainuoja €2,79, ką tik žiūrėjom Norfoj €1,79. Toksai pats sviestas, 200 gramų, kilogramo kaina 13,95. Rokiškio sviesto nėra, 265, kilogramo kaina 14,24. Tiesiog sviestas. 82%, 170 gramų, €1,99, kilogramo kaina 11,71. Na, turbūt, sviestas be laktozės pilas, 82%, 200 gramų, akcija nuo €2,29 sumažinta iki €99, kilogramo kaina 9,95. Na, turbūt iš pigesnių sviestų turbūt ir tiek. Tai tiesą sakant, kainų čempionas šiek tiek atsilieka. Na ką, mums liko aplankyti paskutinę parduotuvę Rimi. Tai iki.